Sveiki maži ir dideli. Šiandien sveikinu su Helovyno švente ir noriu su jumis pasidalinti keksiukų receptu. Jeigu tai nėra Helovynas, tai nieko tokio, vis tiek galima pasigaminti keksiukų. Taigi, mums reikės štai šito komplekso, kuriame yra ir mišinys, ir keksiukų formelės, ir pabarstukai. Taigi, jeigu jums nepatiks pabarstukai, kurie yra štai šiame komplekse, jūs galite nusipirkti štai va tokių pabarstukų arba štai tokių. Taigi, tada mums reikės štai tokio dalyko, su kuriuo maišysime tešlą, šaukšto, tada 150 ml vandens ir 170 ml aliejaus. Tada mums reikės nutelos, kurią uždėsime ant keksiukų, ir štai šito dalyko, su kuriuo dėsime nutelą. Tada žirklio. Ir jeigu jums nepatiks, bus nepatogu naudotis formelėmis, tai galite nusipirkti štai tokius dėklus keksiukams. Tai pirmiausia, pasiimkime mišinį iš šito komplekso ir atsikirpkime su žirklėmis. Taigi, mes turime mišinį, aš jums gal nerodysiu, jisai turėtų būti baltas. Nerodysiu dėl to, nes nenoriu ištaškyti jo. Tai dabar suberkime mišinį, vandenį ir aliejų. Taigi, dabar išmaišykime iki vientisos masės. Tai dabar mums reikia iki pusę keksiukų pusę keksiukų formelės reikia užpildyti ir eiti prie kitos. Taigi, pasiimkime keksiukų formeles. Taip pat, jeigu jūs naudosite tuos pabarstukus, kurie yra šitam turiny, jūs pirmiausia užpildykite ir dėkite tuos pabarstukus ant tešlos. Taigi, mums reikia šaukšto įdėti į formeles.
Taigi, kai iškepė tie keksiukai, sudėkime į lėkštutę, kai atšils ir galime pradėti dekoruoti. Taigi, mums reikės nutelos, pabarstukų, bet kokių gali būti šokoladiniai, tai tokie širdučių, arba gali būti štai va tokie. Taigi, bet svarbiausia, kad teptukai kad pabarstukai prie keksiuko priliptų. Taigi, uždėkime nutelos. Ir dabar arba galime naudoti štai šitus kokius nors pabarstukus ir papilstykime. Bet po nedaug. Taigi ir mes turime savo keksiuką. Ir dabar padarykime taip kitus. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Ir tai linkiu jums skanių keksiukų. Aš dar ne visus pasidariau, bet tikiuosi, kad jūs pasidarėte skaniai. Tai parašykite komentaruose, ar jie buvo skanūs. Aš manau, kad jie tikrai yra skanūs. Ir ačiū, kad žiūrėjote šį video. Iki kito karto.